Aš noriu su jumis pasidalinti keletų minčių apie motivaciją ir žodis motivacija yra, man asmeniškai jisai mane labai sutrikdo ir kartais net labai įtempia, kai ateinu į vadovų grupės ir sakau, pasišnekėkime apie motivaciją. Aš iškart matau, kaip persimaino jų veidas. Ir persimaino ne į tą pačią pozityvėją pusę, bet paniursta šiek tiek. Ir galvoju, kodėl paniursta jų veidai, nes matyti jie galvoja apie tą savo beribę didžiulę atsakomybę, kurią savo pasiema, kokia ta atsakomybė. Jie sako, aš turiu juos motyvuoti, bet iš tikrųjų jie nori padaryti žmonės laimingus darbe ir čia yra jų prakeiksmas. Ir kai mes pradedam šnekėti apie motivaciją, aišku, atsiranda staiga ir atlygio klausimai, atsiranda savijautų klausimai, santykių klausimai atsiranda. Ir būna tikrai sunku būti kai kuriuose auditorijose, nes vadovai jaučiasi ne tik, kad galbūt sunkiai, bet net kartais ir beviltiškai, nes jie bando kažkaip tos žmonės padaryti laimingais, tačiau nebūtinai gaunasi. Ir apie ką norėsiu dalintis, tai kad žmonių kelias į laimę tai yra jų pačių pastangomis grįstas, o ne kažkieno tai kito. Ir vadovams tą kartais būna labai sunku suprasti. Kokią žinutę kvieščiau nunešti į savo organizacijas, kadangi čia daugiausiai HR bendruomenė, savo vadovams, kad jie apie motivaciją darytų kokybiškus pokalbius. Ir kiek ir kokie tie kokybiški pokalbiai turi būti, netrukus pasidalinsiu. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, tai susitart su visais, kas tai yra motivacija, nes mes dažnai motivaciją laikom gerą ūpą, nuotaiką arba kažkokius tai kitus gerus pojūčius darbe. Ir šiaip jau motivacija paprastai labai apibrėžiant yra noras dėti pastangą. Tas noras gali būti didesnis, mažesnis, bet mums labai svarbu atsiminti, kad jisai yra nuolatos kintantis. Ir žinot, kartais vadovai, ypatingai top managemente, kurie arba savininkai, arba yra itin motyvuoti žmonės ilgus metus dirbantis organizacijose, jie sako, aš noriu, kad mano žmogaus akis degtų. Tai aš jiems atsakau, jeigu tu nori, kad akis degtų, duok arba narkotikų, arba įkurk sektą organizacijoje. Nes kitu atveju žmonių akis kartais užsidega, kartais užgesta, kartais jos būna ilgai užgestusios, kartais dega pakankamai ilgai, bet mes negalime išbūti visą laiką pikę, negalime išbūti visą laiką duobėj. Mes iš duobės visada ieškom išeičių, būdami pikę, kas nutinka, mes greit sudegam. Ir todėl mums yra labai svarbu suprasti, ko žmonės nori ir kokių norų vedami jie deda pastangą į savo darbą. Todėl mums neužtenka klausti tiesiog apie motivaciją, mums reikia gerai suprasti, kokius motyvus žmonės turi, kokie motyvai skatina juos dėti pastangą, kokie motyvai neskatina. Pavyzdžiui, aš stoviu šitoj scenoje ir šiandien ryte važiuodamas į šitą konferenciją, aš galvoju, koks mano motyvas čia stovėti. Nu gerai, galima būtų suprasti, aš esu konsultantas iš OVC Consulting, man norėtųsi sukurti kažkokių tai ryšių, galbūt jūs pagalvosit apie mane ateityje, sakysit, o mūsų vadovams šitą drąsų žmogų reikia pastatyti, tai jisai juos kažkaip sutvarkys. Nu va, tai gal aš gausiu kažkokių užsakymų, o galbūt aš kažkam iš jūsų, čia esančiam vienam ar keliems žmonėms noriu perduoti specialią žinutę kažkokią tai tarp eilučių. Velnias žino. O galbūt aš noriu tiesiog seniai dėmesio gavau ir būtų faina to dėmesio. Galėtumėt man dėmesio duoti šiek tiek? Nu va, to aš ir atėjau, va, mano noras, ar ne, bet ar aš jį suvokiu, kai aš gavau iš Aušros Bytautienės kvietimą čionais ateiti, aš vėl nežinau, nesuvokiau, aš sakau, gerai, aš ateisiu, nes, tarsi automatiškai turėčiau dalyvauti tokiame renginyje. Tai suprasti, ko aš noriu, ir suprasti savo motyvus, kurie skatina dėti pastangą ar kurie lemia, kad aš nedėsiu pastangos, man pačiam nėra taip labai paprasta. Mes dažniau kalbam apie tokius dalykus, patinka, nepatinka, gerai jaučiuosi, blogai jaučiuosi ir tiek žinių. Ir kalbant dabar apie norus, ką aš ką tik pasakiau, tai taip sudėsiu keletą tokių eilučių, tai žmonės šiaip jau nelabai galvoja apie savo norų kilmę, iš kur tas noras ateina, iš kokios esmės tas noras ateina. Aš galiu sakyti, aš noriu, bet aš nežinau, kuo jis grįstas. Gerais ketinimas, blogais ketinimais, savanaudiškais kažkokiais ketinimais, o gal kažkokiais altruistiniais ketinimais. Kas dar labai yra svarbu, kad tas noras gali kilti iš vidaus, jis gali kilti iš išorės, gali būti abudu variantai. Dabar iš vidaus, tai kai aš sakiau, kad, pavyzdžiui, aš stoviu šitoj scenoj dėl to, kad aš noriu palavinti savo viešojo kalbėjimo įgūdžius. Nors jau kalbu prieš auditorijos 20 metų, bet man vis dar gerai tą padaryti, nes tu niekada nesijauti taip tvirtai. Tai va čia yra puikia auditorija, puikiai terpė, sava bendruomenė, kur galima tą padaryti. Tai mano vidinis noras. Išorinis noras, jeigu kažkas man parašysit į LinkedIną arba pafollowinsit, aš pamatysiu, kiek followerių daugėja, o galvoju, gerai, kontaktų daugiau galimybių kažkokiu ateityje. Tai yra išorinis noras. Ir aš nebūtinai atsirinksiu, kuris tas mano noras ima viršų ir koks tas yra mano norų rinkinukas.
Žmonės ne visada aiškiai gali išsakyti savo norus. Nu, vat aš, žinot, kaip ten būna, vat kažko noriu, bet nežinau ko, ne? Nu, būna taip, ko man čia panorėjus, ar ne, mes kartais taip sakom. Ir kitas dalykas, kai žmonės kalba apie savo norus, apie savo motyvus, jie kalba apibendrintai ir neaiškiai, ir nekonkrečiai. Ir dėl to, kai vadovai ateina ir sako, žmogau, tai kas tave motyvuoja? Tai ką žmonės atsako? Žiūrėkit, va čia yra kažkas iš draudimo, kažkas iš banko, kažkas iš prekybos, iš gamybos, iš IT. Nu gerai, IT atskirai gal motyvuoja. Bet ką jie sako? Jie sako, mane motyvuoja gera atmosfera, gera aplinka, darbas iš namų, faini kolegos. Jie įvardė tuos pačius dalykus. Bet nei vienas iš jų nekalba apie kažkokį savo unikalų rinkinį tų norų ir iš kur jie ateina. Todėl aš siūlyčiau nenaudoti šito klausimo, galbūt kai kurie jūs esat girdėję tai iš manęs jau anksčiau, bet klausimas, kas te motyvuoja, kokia tavo motyvacija, jis yra be galo bendras. Ir jisai neduoda mums kažkokio tai apčiuopiamo unikalaus to žmogaus pajautimo. Todėl rekomenduočiau klausti, va čia ta skaidrė, kur tipsas and triksas, nors aš jų pats nelabai mėgstu, bet čia galite nusifotkinti ir įsidėti LinkedIną ar kažkur kitur išsiųsti vadovams. Pavyzdžiui, klausimas, kokiais tu atvejais jauti, kada tu nori dirbti arba įdėti pastangą, kokiais atvejais jauti, kad galbūt to noro nėra. Ir čia aš akcentuoju ne motyvaciją, kur yra bendro pobūdžio apibrėžimas, bet akcentuoju norą kaip tokį, kas yra žmogiška, suprantama ir tas žmogus kažkaip, aha, o tai kada aš noriu? O tai kas tas mano noras ir iš kur jisai ateina? Papasakau keletą savo pastarojo meto sėkmės istorijų. Ką tu darei, kad tu norėjai, kad tai būtų sėkmė, kad tu norėjai ten dėti tą sėkmę pastangą. Mūsų lietuviškam mentalui šiaip apskritai sunku šnekėti apie sėkmę. O tai dar, kai tavęs klausia, ką tu darei, kad tai būtų sėkmė, tai lietuvis ką sakys? Sakys, nu tai čia nutiko, aš čia ne prie ko. Ar ne, nusikuklins. Bet va čia mums labai svarbu, jeigu žmogus įvardyja, kad aš pasiekiau kažkokią sėkmę, nu duok Dieve, kad jūs turite tokių žmonių, tikiu, kad turit. Tai kad jis pradėtų galvoti, o tai kaip aš sugalvojau norėti, kad man tai būtų sėkmė. Kas manyje yra tokio, kas skatina mane norėti tą sėkmę pasiekti. Kitas klausimas, kokiom sąlygom esant, tu būni savo veiklos pike ir būni galbūt kažkokioj duobėj, ką tu tada darai? Kaip tu iš tos duobės išsikapstai, kaip pas save randi noro iš tos duobės išsikapstyti. Taip kaip kai kurie iš mūsų šiandien ryte nebūtinai turėjom noro atsikelti iš lovos ir ateiti čia į šitą konferenciją. Ai, nu gerai einam, nes kolegos eina. O tai kaip jūs nusprendėt, kas privertė, labiau išorinis ar labiau vidinis? Noras pasirodyti naują drabužį, ar ne, ir gauti komplimentą iš kolegų. Ar vis tik kažkoks noras kažką išmokti. Mes apie tai negalvojam, mes geriam savo rytinę kavą ir sakom, vėl tą konferenciją reikia važiuoti. Ir važiuojam. Ir jeigu kažkas paklaustų, galbūt nebūtinai rišliai ir atsakytume. Kitas būdas, kaip jūs galite žmogaus motivaciją sužinoti žymiai atidžiau, arba tos norus, jūs galite nusibrėžti tokią laiko juostą, atidėti aukštas noras, žemas noras ir pažiūrėti, kas to žmogaus istorijoje yra tokio, kas nutiko jo manimų virš tos ribos normalios motivacijos ir žemiau tos ribos. Galbūt vienas žalias kvadratėlis, va čia tas, yra, kad pasikeitė žmogaus vadovas. Ir tada mes sakom, o tai kas nutiko, kad pasikeitė tavo vadovas? Aš gavau daugiau atsakomybių. Aha, tai reiškia, kad kai tu gauni daugiau atsakomybių, tu nori dėti didesnę pastangą. Taip. Aha, o kas čia nutiko? Čia aš praradau porą kolegų, su kuriais turėjau labai artimus profesinius ryšius. Ir jie išvažiavo kažkur tai užsienį. Ir aš dabar jaučiuosi vienišas organizacijoje. Ir mano noras, pastanga yra visai kitokia energija, negu kad buvo su tais dviem kolegom dirbant. Aha, tai reiškia, tau reikia ryšio organizacijai. Papasakok apie tai daugiau. Ir vat kaip kalbėtis apie tos kvadratėlius, jūs galite klausti, pasakyk man apie šitą atvejį daugiau, duok man daugiau pavyzdžių, kas tame pavyzdyje yra tokio, kad tai skatino tau pastangą dėti. Arba per raudoną kvadratėlį, kur tai yra žmogaus žemas noras, arba ta duobė, mes galim klausti, o tai kas ten tokio buvo, kad krito tos pastangos ir tavo noras. Ir ką tu darėjai, ar ne, kaip tu atsistatėjai. Labai svarbus klausimas, ne tik kas motyvuoja, bet kai žmogus jaučiasi nenorę, nepastangoj, kaip jis atsistato, kaip jisai suranda energijos tą savo norą, tą savo pastangą atstatyti. Va čia jūs tikrai galėsite šitam klausime rasti labai labai daug potencialo. Ne tik kada tu užskrendi ir kas ten tokio, bet kaip tu randi minčių, sprendimų, kokių tu padarai, kad tu iš tos duobės išliptum, ar ne? Aha, be manęs nieks nepadarys, gerai, asmeninė atsakomybė. Aha, noriu turėti ryšius su kolegom, gerai, ryšiai su kolegom.
Jeigu mums, kalbantis apie motivaciją, atrodo, kad mums svarbu žinoti, ką žmonės vertina ir tai lemia jų norą ir tai lemia jų pastangą, mums svarbu apie kitą pusę pagalvoti. Jiem patiem tai yra svarbu žinoti. Nes šitaip mes ugdome žmonės. Žmonės suprasdami savo motyvus, savo pasirinkimus, savo sprendimus, mes tokiu būdu skatinam juos labiau sieti save su to, ką jie daro. Ir nebūtinai galbūt rezultatas mus nudžiugins, gal žmogus supras, kad tai nėra tai, ką jis nori daryti. Ir duok Dieve jisai kuo anksčiau tai suprastų. Bet kalbant apie vadovus, čia kita žinutė, kurią labai noriu, kad nuneštumėt. Kad tai svarbu ne jiems, kad jie vėliau apstatytų ofisą biliardo ar teniso stalais ar pristatytų surelių šaldytuvų. Bet tai yra svarbu jiem patiems padėti žmonėms susivokti tarp savo norų, motyvų ir pasirinkimų. Nes jeigu žmogus nėra taip gerai susivokęs, jis nebūtinai atsakingai ir taikliai darys savo darbą. Tai kai sužinos, tai kokiegi tie norai specifiniai, kokios tos pastangos, čia kita žinutė vadovams. Jie abu turi susitarti, kaip tai bus realizuota. Kaip jie tai įveiksmins. Nes gali būti, ir labai dažnai čia vadovams norisi perduoti žinutę, kad tai abipusė yra atsakomybė, kaip bet kokio santykio tvarkymas, bet kokio reikalo sprendimas organizacijų, kur dalyvauja žmonės, yra visų, arba tų abiejų, ar 3, ar 5 žmonių reikalas, o ne to vieno žmogaus. Ar ne, pavyzdžiui, vadovo, kuris taip labai nori padaryti tą veidą laimingą. O ir ne tik žmogaus, kuris vienišas kartais jaučiasi ir sako, manęs nieks man nepadeda pagalvoti apie motivaciją ir manęs nepakviečia kažkaip tai apie tai susidėlioti minčių. Tai turbūt apibendrinant, man norisi nukreipti mintis vadovų ir jūsų nuo tokio vieno galbūt klaidos mąstymo, kurią mes darom. Nes mes žmonių ūpą gerą, energiją, kažkokį tokį smagumą mes siejam su motivacija ir sakom, kad tai laimingas žmogus tai turbūt motyvuotas. Nebūtinai. Galima gerai jaustis ir kartu nekęsti savo darbo. Aš čia iškart galvoju apie ofiso planktoną. Jie žiauriai gerai jaučiasi darbe. Su kava. Ką tu? O ką tu šiandien? Aš tai žinai buvau. Žiūrėk, aš nueisiu pas kitą vėl kolegą. Jie žiauriai gerai jaučiasi. Bet jie tiesiog nekenčia savo darbą. Ir tokių žmonių daug. Ir pas jūs yra va čia, ir pas tą žmogų yra, ir pas tą žmogų yra. Galima atvirkščiai surauktas veidas, paniuręs, energijos stoka. Nereiškia, kad žmogus nemyli savo darbo. Jis tik tai šiandien galbūt nenori, negali dėl kažkokių priežasčių dėti savo pastangos. Žmogus, aš kartais klausiu, tai kada tu mažiausiai jautiesi motyvuotas? Ar ne, specialiai naudoju tą klausimą, kad pažiūrėčiau, kokią klaidą padarys. Žmogus sako, pirmadieniais. Tai ką man dabar kažkaip jo pirmadieniais neleisti darbą, kad jis ten nebūtų motyvuotas ir būtų laimingas. Nesąmonė, ar ne? Jisai myli savo darbą. Jisai tiesiog pirmadienį jam trūksta energijos. Tai galbūt man reikia su juo kažkokį tai susitarimą padaryti ar kažkaip jį truputį pamotyvuoti iš išorės. Ir einant į pabaigą visiškai, jeigu ateina pas jūs, turbūt pas HR kartais ateina ir žmonės sako, nemotyvuotas. Žinai, kažkaip jaučiu, kad mano motyvacija pasėdus, taip truputėlį. Tai aš noriu jums duoti patarimų, kaip reaguoti į tai, ne jums ir čia vadovams, neškit šitą. Čia bus toks brutalus mano iš karto pasiūlymas, bet aš kažkaip noriu, kad žmonės į dalykus žiūrėtų taip, kaip tie dalykai yra, o ne išsigalvotų. Tai jeigu žinot, kad žmogus labiau reaguoja į vidinius šaltinius, pavyzdžiui, sako, aš noriu išmokti, jam yra svarbu kažkokie vertybiniai dalykai, jisai nori kažkaip santykius kurti geresnius organizacijų, jisai nori kažkokio didesnio gėrio, ateina tai iš jo vidaus ir toks žmogus ateina, sako, kažkaip, bet pasėdo ta mano motyvacija, tai ką tu ruošiesi dėl to daryti? Man nesinori, kad vadovai iškart išsigastų, kai tik tai žmogus taip truputėlį lupytes nuleidžia ir sako, kažkaip man šiandien nuotaikytė prasta. Tai gerai, tai ką tu ruošiesi daryti? Tai kas toliau? Kokie tavo sprendimai? Ir lygiai taip pat, jeigu žmogus labiau jūsų žiniomis ar ne reaguoja į išorinius, o gali reaguoti į abu kartu, ir tie klausimai kartu eina, ar ne, tai ką tu ruošiesi daryti? Kitas klausimas, tai kuo galiu tau padėti? Jeigu tai yra išoriniai faktoriai ir jums reikia kažką žmogui duoti, sukurti, kažkokias sąlygas, kažkokius tai sprendimus padaryti, pavyzdžiui, prioritetus perdėliot, perkelt kažkur tai tą žmogų, tai kuo galiu tau padėti? Tai dienos pabaigoje. Mes visi esam patys atsakingi už savo savijautas, už savo norus, už savo būsenas, kad ir kaip norėtumėm tą kaltę permest pasauliui,
Deja, mes patys atsakingi, galim pykt, galim kaltinti laikinai, bet dienos pabaigoje mes patys tą atsakomybę prisimam. Tai kai sakau už norus, tai ir už motivaciją. Bet mes galime aišku tartis. Ir jeigu kažkas mums netinka, sąveikoj su kitais žmonėm, kurie padeda mums pamastyti, mes imamės tai keisti, išsakom savo lūkesčius ir kalbamės, tariamės, o ne tiesiog vaikštom užsisklendę ir bandom persiųsti pasauliui kažkokią tai žinutę apie save. Tai ačiū Jums labai ir noriu su Jumis bendrauti. LinkedInas, išorinė motyvacija, labai svarbu. Ačiū, geros dienos, viso.